Renaldai, tai geriausios rungtynės šį sezoną Lietuvos Ryto kaip komandos? Pagal rezultatą turbūt, kaip pasakyti, geriausias pagal rezultatą, bet lengva sakyti, kai laimi didelių taškų skirtumų. Varžovai, ta prasme, vis tiek atvažiavo, matėm pirmus du kėlinius tikrai pasirengę ir nebuvo lengva, gal kažkiek tai namų sienos, truputėlį jaudulys ir, aišku, darėme klaidų gynyboje, bet antroje pusėje tikrai susigynėme ir užpuolėme, lengvų taškų įmetėme, tada kažkaip lengviau tas žaidimas pradėjo sektis. Kaip pasakyti, ar geriausios ar negeriausios, čia turbūt spręsti iš šono žiūrintiems, bet iš vidaus vis tiek yra dar daug taisytinų dalykų ir visada atrodo norisi kažką tai geriau padaryti. Tikrai galėjom. Bet sakykime, jeigu skirtingai nei rungtynėse su Pirka, čia diktavote žaidimo tempą. Su Pirka ten buvo tokia galbūt fizinė kova, o čia tiesiog paėmėte ir... Antroje pusėje pajutom tą žaidimo skonį ir sakau, visi, kas išėjom, atidavėm visas jėgas ir tikrai lengvai sekėsi. Žinot, kai pataikai, kai įmeti lengvus taškus lengviau, tada ir žaisti yra, bet ta prasme, džiaugiuosi, kad tokią pergalę pasiekėm. Nėra tokio jausmo, kad lyg tai žaidėte ne su tokia pajėgia komanda, su kuria rengėte žaisti, nes tarsi Džikičius irgi sakė, kad tai ne tas Mašas, kur pralaimėjo Mariupolį. Kaip pasakyti, neturėjo, aišku, bene trijų pagrindinių žaidėjų, kurie yra traumuoti ir, kaip pasakyti, bet kiekvieną varžovą reikia gerbti ir tikėtis stiprios kovos, ko mes ir tikėjomės, buvom nusiteikę ir antroje pusėje tikrai viskas sekėsi, taip kad dar kartelį reikia pasidžiaugti. Renaldai, sakyk, ką pakeitėt gynyboje, kad taip nuo antro kėlinio beviltiškai Mašas puolė? Tai aktyvumas, treneris prieš varžybas jau minėjom, ko mums nepavyko pirmoje pusėje įgyvendinti, tai didelių tempų žaisti ir agresyviai gintis. Antroje pusėje tą sutvarkius ir rezultatas išaugo. Taip kad, manau, aktyvumas ir energija. Sakyk, šiandien mažokai kritiškai metė, kodėl? Kaip pasakyti, kai leidžia veržtis iš po krepšio, veržiesi iš po krepšio. Ir tiesiog gal nebuvo tam didelio reikalo. Taip kad rezultatas parodo, kad gerai žaidėme. Nesinori tribūnose didesnio palaikymo, daugiau žmonių? Kaip pasakyti, tikrai jautėme palaikymą ir maloniai nustebino. Prie tiek žiūrovų, aš manau, kad pirmą kartą žaidžiau bent jau šiemet Lietuvos Ryto arenoje. Tikrai jautėsi tas palaikymas ir tikiuosi, kad su kiekvienom varžybom to palaikymo bus vis daugiau. Ir reikia tik padėkoti ir galim, tikrai buvo jaučiamas jų palaikymas.